tada jūsų promočiutė. Močiutė ir promočiutė. Taip. Tai Ir ką jos ausdavo? Didelis staklis buvo, tai lenkiškai sakydavo divano. Tai patalinis, aš nežinau, kokį patalinis, dabar dar turiu tokį pločio. Ir tokį sunkį, labai. Na, tai va, sako, čia labai daug, atskirai turėjo kambarį, tokį nedidelį kambarį, todėl kad staklis labai didelis buvo. Nežinau, kokio dydžio. Man atrodo, tai didelį. O tai gal senelis buvo padaręs stakles? Taip, padarė. Tai ir šifonieras toks buvo, po to tokia didelė dėžė buvo, irgi senelis viską padarė. Mano tėvas ten instrumentų biškį turėjo nuo senelio. Ir po to išmetė irgi kažkaip. O aš dabar rinku visus instrumentus, Pra senelių dar turiu instrumentą vieną. Bet tai tie instrumentai, jie buvo staliaus darbam, ar jie audimui irgi? Yra audimui irgi liko. Tokį šaudiklį, tai vadinasi. Tokį didelį, ten pagaliukas, taip. Ir dar kažkokie tokie dalykai buvo. Skietas, pavyzdžiui, sakykime, kaip būna va šitas, va toksai, kur primuš metalinis. Tie skietai būdavo irgi įvairaus keičiami, jie būdavo. Ir po to kažkokie irgi instrumentai, bet aš nežinau, dabar pas mane kažko ten guli irgi, nežinau kas. O kodėl jūs juos laikot? Kodėl jūs juos va taip pat, ką jūs jaučiat žiūrėdama? Prisiminimas tokia, ir močiutės visus papasakojama apie šeimą. Aš galvoju, kad tik parduotuvį galima tokį pirkti, o galima ir namuose padaryti. O kaip įdomu. O tai jūs matydavot, kaip audžia? Jūs kviesdavo pasižiūrėti? Ar jūs tiesiog, kaip sakant, vaikai visur makaluojasi? Mano mama ir tėvelis numatė, o aš tik staklis šitas. Ir aš maža labai buvau, tai labai didelį. Man atrodo, kad labai didelį buvo. Dabar nežinau, ar didelį, ar ne, bet atrodo labai didelį. Taip. Jūs jau Vilnietė nuo pat gimimo skaitotės? Kiek kartos aš iki 16 amžiaus, aš dabar archyvuoju, žiūrėjau, tai šeima Božinovskė šeima, Šostak šeima, tai viską surašinėjau, dabar viską turiu. Renkat, archyvuojat? Archyvuoju, taip. Saugot atmintį? Būna taip, vieną kartą nieko jam nereikia, viską reikia išmesti. O kitą, pavyzdžiui, man viską įdomu, į dokumentai, viską aš renku, iš archyvų. Tai va. Kai jau jūs augot, ar žinojot, matėt, kur kas aplinkui ausdavo, pavyzdžiui, kad ten kažkokia kaimynė irgi dar išlaikė tą, mokėdavo, kažkur tos staklės išlikusios buvo? Tai mano vyras, tai močiutė Lietuvė ir buvo ištremta, taip. Tai sako, kad irgi staklį turėjo ir vis dar, tokia nedidelė, irgi papasakojo, kad stovėjo dar naujas butas buvo ir staklis stovėjo. Vilničiai? Lentvarį. Vyro senelė. Vyro senelė. Taip. O ką jinai jausdavo? Reikia paklausti, aš nežinau, bet naujas butas buvo ir ten buvo staklis. O po to reikia paklausti sesuo, Igorio mamos sesuo dar gyvena, gal kažkur dar liko šitas staklis. O koks jūsų šeimos tų staklių likimas? Pardavė namą, senelis mirė, staigiai mirė ir pardavė namą su visu. Ten labai daug buvo visokio instrumento nuo prosenelio ir man labai gaila buvo. Ir tos, to mokėjimo neperėmė nei jūs, nei kažkas? Niekas neperėmė, tai gaila. Odos šitą technologijos, tai mano pusbrolis vienas, tėvas irgi pusbrolė, Lenkijoje gyvena. Ir odos technologas vienas, kitas direktorius buvo odos fabrikos. Tai man labai odai.
vėlesnių laikų, kai jūs jau augot ir mokėtės, šeimą kūrėt, ar kažkokių audinių jums reikėjo, kad jūs ieškotumėt, kas čia galėtų rankšluostį austinį kažkur nupirkti arba paprašyti, kad kas padarytų? Buvo tokio poreikio, arba žinot, kur Vilniui čia audžia, kažkas kažką čia daro, bet ne iš giminių, o šiaip pat tiesiog. Dailės kombinatas, Kauno 36 turbūt, taip. Tai ten vietoj ir būdavo ekspozicija visą, ką galima? Taip, ir galima buvo pirkti viską. Iki šiol ten yra visokių meistrų, liko ir odininkai, ir, nežinau, tekstilininkai gal yra. Ten buvo didelį parduotuvė, pirmas aukštas ir antras aukštas. Tai pirmas tai labai didelis buvo, keramistų labai daug buvo, iki šiol keramistų yra Rusijoje ten. Po to metalistų, odininkų labai daug, tam ir pardavinėja visi. Aš dabar rinku kolekciją odos gaminiai dailės kombinatas. Ir buvo paroda, muziejui buvo paroda, pažiūrėjau, ten labai mažai, tai, nežinau, pas mane didesnė kolekcija. Odininkai atskirai turėjo kabinetai tokie ir ten irgi staklės buvo. Antras aukštas buvo staklis, tai galima ateiti iš kabineto, ten plonint odą arba ten ir po to kabinetuose viską darydavo. Po to presai ten stovėjo tokie dideliai. Iki šiol vienas presas, tai man vienas odininkas sako, pirk presą, bet ten 1 toną ar pusantro. Aš galiu, ne. Tai pas mane gal įtilptų į šitą, bet labai didelį. O tai tekstilė jums tuo laiku buvo reikalinga per dailės kombinatą, kad kažką iš ten pirktumėt? Taip, kažką? Taip, aš iki šiol turiu kažkokią ten iš dailės kombinatą. O kas tai maždaug? Nedidelė tokia servetėlės, staltiesė, tai turiu. O savo pirkdavot ar dovanai? Ir dovanai irgi, taip. Čia labai populiaru buvo, sovietų metu labai populiaru pirkti kažką dailės. Važiuojame į Kauno gatvę pirkti dovanas. Gerai, važiuojame ir ten visada galima buvo išsirinkti ir pirkti. Man tokia didelį albumą padovanojo audinio, su klišė tokie, gražiai ten viską padaryta. Irgi turiu iki šiol. O iš tų senųjų audinių, ką močiutė buvo audus, ką jūs esat išsaugojus? Pas mane yra, nežinau, kaip vadinasi, tokia, tam iš lino, tamsi tokia, stora ir tokia pločio. Po to... Tai gal drobė tiesiog? Gal drobė ir turiu vieną iš patalinių, kaip vadinasi, paklodė tokia. Paklodė arba užvalkalė? Paklodė, taip. Ir kraštai taip įdomu, ten sudaryti šitie kraštai. Taip. Kokie tie kraštai? Nelygus? Nelygus, apsiūti, tai labai įdomi apsiūti. O ką darot su ta... Gulė ten, nieko nedarau. Tai su kokia mintim laikot? Bet kada mokykloje aš buvau, tai aš vieną naudojau. Man sunkiai tokia. Ir tokia eina, nežinau, toks šaltis eina. Vasaros metu tai guli ir taip labai gerai buvo. Įdomu, ačiū Jums labai. Plaut labai sunku tokia. Bet atrodo, gebėjo tos moteris ir išplauti jas, ir išbalinti. Mama papasakoja, kad labai sunku buvo ten kažkaip su tokia medinė ir reikėjo kažkaip plauti. Minkštinti ją, ne? Trinti, ten kažkaip. Trintuvės tokios medinės lentos. Lentos, taip. Aha. Jūs turite turbūt šitą lentą, taip? Turiu lentą. Aš irgi turiu. Močiutės turiu. Lygintuvus, taip. O kur skalbtai dabar nepasakojo? Pavyzdžiui, ten turi. Papasakojo. Prasenelės, tai buvo tokia, kaip vadinasi, nežinau, upelė tokia, prie namo. Žemės ten daug turėjo. Į upelį gulėjo lentos ąžuolinės.
Ir ten prie upelio buvo padaryta, kad skelbtų Kaip specialiai. skalbykla, tokia skalbimo vieta. Taip. Lieptai vadinami tie turbūt. Lieptai, ant kurio lipdavo, kad giliau į upę, ne kad visai krantu ten brukdyti. Taip, kažkaip taip. Ir tada jau skalbdavo. Nu, Tai dabar supaprastėja tie visi dalykai. Taip. Labai įmeti skalbyklę ir sėmi sausą. tokia skalbyklė, tai aš negaliu. Kokia skalbyklė? 8 kilų galima ir taip gražiai gali programos. Tai. Man skalbyklė labai. Sovietų metu mes turėjom tokį paprastą, žinau, tokį. Ir po to reikėjo Ryga. Ryga turbūt taip ir dabar reikėjo. O dabar viskas ir labai gerai dabar padaryta šitai skalbyklės. O kaip galvojat, ar ką nors mes prarandam, gaudami tiek daug patogumo? Pavyzdžiui, ir skalbt patogiai, ir lygint, gali nelygint. Prarado, aišku. Pavyzdžiui, o nebus elektros. O pas mus buvo 3 savaitės nebuvo elektros. Tai žmonės turėjo problemos. Mes galim vandenį tam su kibiru dar išimti. Nu, yra elektros eina, bet galima mes palikom. Taip. O po to šaldytuvas. Nu viskas, ką daryti. Nu, to labai daug telefonai, kur iškraut telefoną. Nu. O tai kas nutiko, kad elektros tiek neturėjo? Tai buvo praeitais metais, buvo elektros, pusė Lietuvos buvo be elektros. Nepriminti. Dabar nebeatsimenu, kuriam čia aplinkybėm, bet tai tikrai ne 3 savaitės. 3 savaitės pas mus nebuvo, negalėjo padaryti. Ten visa linija buvo, taip, metis gulėjo, taip. Ai, tai čia gal kai tos vėtros kažkokios Taip ėjo, ar buvo, ne? taip. Pavartė. Nu, tai. Nieko sau, neteko mums šitaip patirti. Po to kažkokie prietaisai, tai vyras atnešė, tai din, ir biškai elektros. Nu, šaldytuvo, vat. Generatoriai, aišku, čia. Generatorius kažkoks tai buvo. Tai pagyvensim taip ir vakare, labai gerai vakare. Šviesa tokia nedidelė, kaip knyga, paskaitėm. Televizorių nėra, kaip gerai, telefoną irgi nereikia. Skaitom, pakalbėjom ir 10 valandą jau miegot gerai. Ir tada 6 jau keliam. Normaliai toks. Sureguliuoja visą ritmą. Sureguliuoja, taip labai gerai buvo. Arčiau gamtos tas gaunasi toks Arčiau, visais taip. mingi su visais keliesi. Dar tiesa, aš jūsų vardą ir pavardės nepaklausiu. Inga Piechovska. Inga? Piechovska. O močiutės gal prisimenat vardą? Nu, aišku, Stanislava Bužanovska. O mamos? Mamos Vanda Jachimovič. O gal mamos ir močiutės dar gimimo metus, va tam orientavimui? Tai močiutė 1892, mamos mama 1904 turbūt ar 5. Tai ačiū labai.